Labas, labai džiaugiuosi, kad prisijungiai prie mūsų antrąją seminaro, kad esi čia ir kad esi šią kelionę kartu su manimi. Tad nieko nelaukiam ir šokam tiesiai į mūsų antrąją seminaro skaidrės. Taigi šiandienos seminaras bus saugus ir sąmoningas judėjimas nėštumo metu ir pasiruošimas gimdymui. Šis seminaras yra natūralus tęsinys to, apie ką kalbėjome pirmoje dalyje. Primenu, tai buvo apie kūno ir proto ryšį, saugumo jausmą kūne ir judėjimą kaip palaikymą, o ne spaudimą. Ir mes šnekėjome būtent apie vaisingumą, nėštumą ir po gimdymo laikotarpį. Šiandien fokusuosimės būtent į nėštumo laikotarpį. Tai praėjusiame seminare kalbėjome apie tai, kad kūnas ir protas veikia kartu, kad judėjimas, kvėpavimas ir sąmoningumas nėra papildomas dalykas, o pagrindas moters savijautai, vaisingumo, nėštumo ir pogimdyvinio laikotarpiu. Šiandien žengsime žingsnį giliau ir kalbėsime apie tai, kaip judėti nėštumo metu saugiai, kaip geriau suprasti savo besikeičiantį kūną ir kaip per judesį pradėti ramų, sąmoningą pasiruošimą būtent gimdymui. Tai keliaukime į turinį. Šiandien kalbėsime apie nėščiosios kūną ir jo pokyčius, saugaus judėjimo principus, dubens dugno sveikata, judėjimą nėštumo metu bei turėsime trumpą praktiką. Labai noriu pabrėžti vieną dalyką jau pačioje mūsų seminaro pradžioje, jog šis seminaras nėra apie kažkokius teisingus ar neteisingus pratimus. Jis yra apie kūno būtent klausimąsi, prisitaikymą ir pasitikėjimą savimi, nes kiekviena nėštumo patirtis yra be galo skirtinga. Kiekvienas kūnas juda savo tempu. Viena galbūt sugeba viso nėštumo metu bėgioti krosus, kita galbūt sunkiai užlipa laiptais ar ne į 3. aukštą kaip pavyzdys. Tai ir tavo kūnas jau dabar daro didelius dalykus, jis daro labai daug. Net jei kartais tau atrodo, kad nedarai pakankamai, ar ne? Tai nebausk savęs, nekaltink, nesmerk, nes tu darai labai didelius dalykus. Šio seminaro tikslas yra padėti būtent tau jaustis ramiau, užtikrinčiau ir saugiau, judant, sportuojant, o ne pridėti dar vieną kažkokį tai spaudimą ar kažkokį lūkestį, kad tu privalai būtent taip daryti. Žodžiu, kiekviena prisitaikome pagal save. Taip, tai nėščiosios kūnas ir jo pokyčiai pirmoji mūsų tema. Prieš kalbėdami apie konkrečius pratimus ar judėjimo principus, labai svarbu sustabdyti akimirką ir suprasti, kas iš tikrųjų vyksta mūsų nėščiųjų kūnuose. Nėštumo metu kūnas keičiasi tam, kad palaikytų gyvybę tiek jūsų kūdikio. Judėjimas be supratimo dažnai vyksta, kaip ir minėjau, kažkokiu spaudimu savo. Nėštumo metu kūnas keičiasi ne palaipsniui, o bangomis. Kartais jaučiamės energingos, lengvos, norisi labai daug judėti, o kartais atrodo pavargusios, sunkios, kažkokios jautresnės, blogai išsimiegame ir panašiai. Man asmeniškai buvo jausmas lyg jausčiau kažkaip vaiko augimo šuolius. Vieną dieną atrodo galėdavau kalnus nuversti, į 2 treniruotės nueiti, prifilmuoti daug treniruočių ir panašiai, dirbti ir dar vakare iki vėlumų dar kažką veikti. O kitą dieną atrodo net galvos nesugebu pakelti nuo pagalvės. 2 kartus einu pietų miego, tarkim, ar ne? Tai abi šios būsenos yra normalios ir natūralios. Jūs tik pagalvokit, jog jūs savyje auginate dar vieną naują organą, tai yra placentą.
Tai o ką jau kalbėti, kad viduje yra ir vaisius, kurį auginate, ne, ir kuris po truputį vystosi ir reikalauja vis daugiau ir daugiau jūsų energijos, maisto medžiagų ir jūsų dėmesio. Taip, tai kas keičiasi būtent mūsų nėščiųjų kūne? Vienas didžiausių pokyčių tai vyksta dėl hormonų. Progesteronas padeda palaikyti nėštumą, bet kartu gali didinti ir nuovargį, gali lėtinti virškinimą, gali atsirasti sunkumo jausmas. Relaksinas būtent atpalaiduoja raiščius ir sąnarius, jis padeda ruošti kūną gimdymui, ruošia dubenį, tačiau tuo pačiu gali sumažinti ir stabilumo jausmą kūne, padidinti traumų riziką, jei judama neatsargiai, tai galima šiek tiek per daug persitempti, ar ne, tai labai atsargiai, kai darote tempimo pratimus būtent. Taip pat estrogenas didina kraujotaką ir gerina ją, gali sustiprinti emocinį jautrumą, veikia energijos lygio svyravimus. Taip pat keičiasi ir mūsų laikysena bei svorio centras. Pilvui augant, kūnas natūraliai pradeda kompensuoti, ar ne, tai keičiasi laikysena, apkrova nugarai didesnė atsiranda, klubams, pėdoms. Sakoma kartais, kad net padidėja, atrodo, batų dydis viena išmera ar panašiai. Kartais tai pasireiškia kažkokiais nugaros skausmais, tempimu klubų srityje ar pečiuose. Labai svarbu suprasti, kad šie visi pojūčiai nėra ženklas, jog su kūnu kažkas yra negerai. Tai ženklas, kad kūnas tiesiog prisitaiko. Ir nėštumo metu keičiasi taip pat ir kvėpavimas. Tai augantis pilvas riboja diafragmos judėjimą, todėl kvėpavimas dažnai tampa paviršutiniškesnis toksai, dėl to galime jaustis greičiau pavargstančios, kartais net šiek tiek neramios. Tikriausiai girdisi ir iš mano vien tik tai kalbėjimo per seminarus, kad man šiek tiek yra sunkiau, aš turiu ir seilės nuryti, ir dar įkvėpti, ir dar šneku, ir tokie atodusiai atrodo lyg. Vienom tai yra stipriau, kitom mažiau. Mano jau yra 3 trimestras, tai tikriausiai girdisi daugiau. Labai tikiuosi, kad neerzina. Ir dėl to mes ir praėjusiame seminare tiek dėmesio skiriame į kvėpavimą. Dalinausi, primenu, jog patariama ir geriausia yra moterims kvėpuoti būtent per pilvą, tai pripildant pilvą, šonkaulius krūtinę, deguonimi. Ir visa tai yra naudinga ne tik gimdymo, nėštumo laikotarpiu, bet ir vaisingumo bei po gimdymo laikotarpiu. Tai nepamirškite, kai jau pagimdysite, irgi atlikti būtent tuos kvėpavimo pratimus, kai darote, ar meditaciją. Būtent kvėpuoti per pilvą. Ir judėjimas šiame etape neturi būti apie kažką daugiau, ar ne, apie svorio kažkokį numetimą ir panašiai. Negalvokime jokiais būdais apie svorio metimus. Sportas šiame etape nėštume yra ne apie tai. Mes turime perkelti dėmesį nuo svorio metimo į kūno stiprinimą ir jo atsistatymo palaikymą. Turi būti mąstymas apie tai, kad mes turime išmokti judėti lėčiau, sąmoningiau, su daugiau dėmesio pojūčiams. Kai suprantame, kas vyksta kūne, tada atsiranda ir daugiau ramybės, ar ne? Mes pradedame judėti ne tam, kad išlaikytume savo formą, o tam, kad padėtume kūnui atlikti jo darbą. Ir tai yra labai svarbus pasiruošimo gimdymui aspektas, gebėjimas prisitaikyti, paleisti kontrolę ir pasitikėti procesu. Ir kiekvienos moters kelionė yra unikali, lyginimas gali pakenkti mūsų psichiniai sveikatai. Tai jau kaip ir minėjau, viena galbūt galės bėgioti krosus iki pat gimdymo ar ne, kitai šiek tiek bus galbūt sudėtingiau atsikelti, išeiti, vaikščioti ir tai nėra, nei vienas, nei kitas nėra nei blogai, nei reikia lygintis.
keliaukime į saugaus judėjimo principus, kuriuos jums parašiau. Tai kai kalbame apie judėjimą nėštumo metu, labai dažnai moterims kyla du kraštutinumai. Vienos arba bijo išvis judėti, kad nepakenktų ar ne, nepakenktų savo, nepakenktų vaisiui. Kitos jaučia spaudimą judėti kaip anksčiau, varyti iš visų jėgų, tarsi kūnas neturėtų teisės keistis iš vis. Saugus judėjimas nėštumo metu nėra apie kažkokius draudimus, jis yra apie principus, kurie leidžia judėti su pasitikėjimu ir ramybe. Tai mūsų pirmasis principas yra būtent klausymasis kūno signalų. Nėra dviejų vienodų nėštumų. Ir net tavo pačios kūnas kiekvieną dieną gali jaustis skirtingai, kaip ir minėjau, ar ne, savo pačios patirtį, tarkim. Judėjimas neturėtų kelti skausmo ar diskomforto. Čia yra svarbiausi dalykai. Tempimas gali būti jaučiamas, bet aštrus, duriantis ar spaudžiantis pojūtis, tai signalas yra tau sustoti. Klausymasis kūno signalų reiškia leisti savo keisti planą, tempą ar net visai sustoti be jokio kaltės jausmo. Tai būtinai turite klausyti savo kūno signalų. Antrasis principas yra kvėpavimas. Kvėpavimas yra pagrindas visam judėjimui. Jei kvėpavimas tampa paviršutiniškas, sulaikytas ar kažkoks chaotiškas, kūnas patiria papildomą stresą. Judant svarbu, kad kvėpavimas būtų laisvas ir toks tekantis, ar ne, ramiai, natūraliai kvėpuojate. Jei negalite ramiai kvėpuoti, vadinasi judesys šiuo metu yra per intensyvus jums. Kvėpavimas taip pat padeda nusiraminti, geriau jausti kūną ir palaikyti tą būtent jūsų ryšį su vaisiumi, su kūdikiu. Trečiasis principas, sportuojant, judant, yra pertraukos. Tai galbūt esate pripratusi pasidaryti per treniruotę vieną pertrauką, tai jau iš karto tikrai galite padvigubinti ar netgi patrigubinti skaičių pertraukų, būtent sportuojant nėštumo metu. Tai vėlgi pasikartoju, pertraukos nėštumo metu sportuojant nėra silpnumo ženklas. Jos yra būtinybė. Kūnas dirba 24 valandas per parą ir jūs turite tą suprasti. Jis kuria gyvybę, jis prisitaiko, jis keičiasi. Todėl poilsio akimirkos tarp judesių ar pratimų yra tokios pat svarbios kaip ir pats judėjimas ir sportas. Vienas labai paprastas būdas suprasti, kada kūnui reikia pertraukos, yra būtent stebėti kvėpavimą ir širdies ritmą. Tai rekomenduojama, kad dauguma nėščiųjų judėjimo metu liktų to vidutinio intensyvumo zonoje. Ir ką tai reiškia? Tai dažniausiai atitinka maždaug 60–70% maksimalaus širdies ritmo, arba paprasčiau kalbant, tokį tempą, kai gali dar vis kalbėti, bet jau nebegalėtum dainuoti. Tai čia jau yra tavo maksimumas, ar ne? Kai dar vis gali palaikyti pokalbį, bet jau būtų sudėtingiau kažką išdainuoti. Tai labai svarbu pabrėžti, tai nėra kažkoks skaičius, ar ne, kurį reikia gaudyti, tai yra orientyras, kiekvienai vėlgi skirtingai, padedantis judėti saugiai ir su pasitikėjimu. Leisdama savo pasidaryti pertrauką, leisdama savo sustoti, atsigerti vandens, giliai pakvėpuoti ir tiesiog pailsėti, tu nenutrauki sporto, nenutrauki savo mankštos. Tu padedi kūnai atsigauti ir palaikai jo darbą. Ir tada tu toliau turėsi jėgų tęsti savo mankštą, ar ne, ir neprisidaryti savo traumų kažkokių. Ketvirtasis principas yra hidratacija, dažnai pamirštamas, bet labai svarbus dalykas – vanduo. Aš labai tikiuosi, kad savo nėštumo metu jo geriate daug, aš pati be galo daug išgeriu. Dehidratacija gali sustiprinti jūsų nuovargį, galvos svaigimą, net raumenų spazmus. Jeigu tik pradedat jausti galvos svaigimą sporto metu, iš karto turite sustabdyti viską. Judėjimo metu ir po jo svarbu gerti vandenį, net jei nejauti stipraus troškulio. Tai paprastas, bet labai veiksmingas būdas palaikyti kūną.
Taip pat galite išgerti, jeigu leidžia jums jūsų prižiūrimas daktaras nėštumo metu, ir elektrolitų ar magnio labai padeda atsistatyti kūnui ir raumenims, žinoma. Na ir 5. principas tai yra stabilumas prieš intensyvumą. Ką tai reiškia? Tai nėštumo metu dėl hormonų poveikio sąnariai tampa judresni, jau minėjau relaksino hormoną, todėl kūnui reikia daugiau stabilumo, o ne didesnių apkrovų ar kažkokių gilių, stiprių tempimų. Kaip pavyzdys, jeigu visą gyvenimą svajojot padaryti špagatą, tai tikrai nėštumo metu geriau nebandyti keliauti per tą kelią, būtent ar jums pavyks padaryti špagatą. Pagimdysit, sugysit, atsistatys kūnas, tada keliausim ir mėginsim bandyti daryti tą špagatą, ar ne? Nes jūs tiesiog galite persitempti. Ir nedaug dievė gali būti ir priešlaikinis gimdymas ir panašiai, tai to mums tikrai nereikia. Tai saugiau rinktis lėtesnius, kontroliuojamus judesius, kurie padeda jausti atramą, pusiausvyrą ir saugumą. Intensyvumas čia nėra tikrai jūsų tikslas. Tikslas yra jaustis tvirtai savo kūne. Aš labai mėgstu priderinti tokias modifikacijas, gyvenimiškus pratimus, kaip pavyzdžiui, naudoti svorius ir panašiai, ir jūs vis tiek nešiosite savo kūdikį, ar ne, tai ar sugebėtum išlaikyti svorį tokį ant rankų, ar ne, kai tokio svorio, koks galėtų būti tavo kūdikis, ten 4-5 kg, ar ne, ir po truputį gali pradėti nuo 2 kg ir panašiai, ir tiesiog paprasti tokie patys judesiai, kokie būtų gyvenimiški, būtent nešiojant kūdikį, pritupent taisyklingai, ar ne, nevarginant savo pačios nugaros ir panašiai. Tai visi šie principai, apie kuriuos kalbėjome, veda prie vieno dalyko, tai yra pasitikėjimo savimi ir savo kūnu, ir būtent pasitikėjimo savo kūnu nėštumo metu ir sportuojant. Kuo geriau išmoksi girdėti savo kūną dabar, tuo lengviau bus juo pasitikėti ir gimdymo metu. Ar ne? Nes gimdymas yra dar viena fizinė veikla, turbūt viena stipriausių, kurią teks patirti savo gyvenime. Keliaukime prie kitos temos, tai yra dubens dugnas ir jo sveikata. Tai kalbant apie judėjimą nėštumo metu, labai svarbu paliesti vieną temą, apie kurią dažnai kalbama, arba per siaurai, arba per daug gąsdinančiai, aš sakyčiau, tai yra dubens dugnas. Matot po dešinę pusę piešinėlį, tai būtent ta raudonoji vieta, tai ir yra dubens dugno raumuo, ar ne, kuris dubens dugnas, jis nėra atskiras kažkoks raumuo, kurį reikia suspausti, tai raumenų, raiščių ir audinių sistema, kuri palaiko, matote, gimdą, šlapimo pūslę, žarnyną ir prisitaiko prie kūno pokyčių viso nėštumo metu. Iš tiesų, dubens dugnas atlieka labai daug, jisai, kaip čia, į jį remiasi labai daug, visko toliau vaisius auga, tuo labiau jis yra spaudžiamas. Labai dažnai moterims atrodo, kad stiprus dubens dugnas reiškia kažkokį nuolatinį įtempimą. Tačiau iš tikrųjų sveikas dubens dugnas yra tas, kuris geba ir susitraukti, ir atsipalaiduoti. Ta yra labai svarbu žinoti. Tai reiškia ne kasdien alinti ir daryti dubens dugno pratimus, ar ne, arba nebent darote kasdien po truputuką, bet neperspausti irgi, leisti ir pailsėti. Tai yra raumuo, lygiai taip pat kaip einate į sporto salę ir skauda, tarkim, buvo kojų diena, ar ne, ar pilvo presas skauda. Tai jūs norite pailsinti tą raumenį, kad jis turėtų maistingų medžiagų, atsistatyti, paaugti ir toliau galite po poros dienų vėl sportuoti. Ar ne? Tai lygiai taip pat ir dubens dugnas. Jis yra raumuo, jam reikia pasiilsėti tam, kad jis galėtų toliau dirbti taip, kaip mes norime efektyviai.
Ir jeigu mes skirsime pakankamai dėmesio dubens dugnui, mes lengviau sulaikysime šlapimą nėštumo metu ir po, lygiai taip pat sportuojant, čiaudint, juokiantis, kosėjant, šokinėjant ir panašiai. Tai labai daug gyvenimiškų tokių atvejų, kada iš tiesų dubens dugnas mums labai pagelbsti ir nereikia bėgti į tualetą gelbėtis ar ne iš situacijos. Tai dubens dugno valdymas padeda gimdymo metu taip pat. Trumpas aprašymas, dubens dugnas kas tai yra raumenų, raiščių ir audinių sistema, kuri palaiko gimdą, šlapimo pūslę, žarnyną ir prisitaiko prie kūno pokyčių viso nėštumo metu. Na ir ką, ir šiek tiek faktų apie dubens dugną, kaip mato, dar kitas paveikslėlis, čia jau su tikriausiai jau čia 3 trimestro vaikeliu, tokiu dideliu, ir kaip smarkiai spaudžiamas yra dubens dugnas ir kiek jis atlieka daug funkcijos. Tai nėštumo metu dubens dugnas patiria vis didesnę apkrovą, augantis pilvas, kūdikio svoris, hormoniniai pokyčiai. Todėl svarbiausia nestiprinti jį per jėgą, o išmokti jausti ir palaikyti pusiausvyrą, kaip ir minėjau. Na ir ką, šiek tiek faktų apie dubens dugną. Šlapimo nelaikymas yra labai dažna problema, su kuria susiduria įvairaus amžiaus žmonės, tačiau nėštumo metu ir po gimdymo ypatingai pasireiškia dažnai. Tai net 1 iš 3 moterų gyvenime patiria šlapimo nelaikymo epizodų, o nėštumo metu 4 iš 5 susiduria su tuo. Lygiai taip pat tai pasireiškia ir vyrams, 1 iš 10 vyrų patiria šlapimo nelaikymą. Taip pat svarbu žinoti, jog 92% moterų, kurios patiria šlapimo nelaikymą praėjus 12 savaičių po gimdymo, tai gaunasi 3 mėnesiam, jeigu nieko nedaro, tai reiškia, jeigu nedaro dubens dugno pratimų, šią problemą vis dar patiria po 5 metų. Tai, kaip ir minėjau, pirmame seminare, po gimdymo 2 dienos, 3 dienos yra rekomenduojama jau pradėti daryti dubens dugno pratimus, nes tikrai yra labai gera žinia, kaip paskutinė citata, net 80% žmonių turinčių šlapimo nelaikymo problemų gali reikšmingai pagerinti būklę arba ją išspręsti su dubens dugno pratimais būtent. Tai prevencija yra labai svarbu ir kodėlgi verta pradėti dabar, ar ne? Būtent dėl to, nes sąmoningas darbas su dubens dugnu nėštumo metu gali iki 50% sumažinti šlapimo nelaikymo riziką po gimdymo. Tai jau dabar, jeigu pradėsite daryti dubens dugno pratimus, galite sumažinti perpus būtent šlapimo nelaikymo riziką po gimdymo. Tai sugrįšime dar ties dubens dugnu, turėsime praktinį užsiėmimą šiandien ir tikrai nepergyvenkit, paleisiu jūs žinant viską, kaip treniruotis ir ką daryti būtent su dubens dugnu. Dabar keliaukime prie dar vienos temos, tai yra judėjimas nėštumo metu ir būtent ką rekomenduoju ir ką nerekomenduoju. Tai noriu pasidalinti judėjimo formomis, kurios yra laikomas saugiomis ir naudingomis daugumai nėščiųjų, jeigu nėra kažkokių medicininių kontraindikacijų. Jeigu jums jūsų prižiūrimas daktaras neleido sportuoti ir judėti, tai būtinai klausykite ir tikrai nesportuokite, ar ne, pasiklauskite dar, perklauskite, galbūt leidžia tik vaikščioti, bet jeigu nėra jokių medicininių kontraindikacijų, tai galime būtent šitų sportų užsiimti nėštumo metu. Ir vėlgi, labai svarbu suprasti, tai nėra privalomas kažkoks sąrašas, tai yra kryptis, kurios dažniausiai palaiko kūną, o ne jį apkrauna, ar ne, tai yra sporto šakos, kurias rekomenduojame. Tai
Plaukimas ir vandens pratimai, plaukimas ir vandens treniruotės, ar ne, nėščiųjų baseino treniruotės yra viena švelniausių judėjimo formų nėštumo metu. Vanduo palaiko kūną, sumažina apkrovą sąnariams ir stuburui, leidžia judėti lengviau. Net kai pilvas yra didelis, labai dažnai vandenyje moteris pajunta palengvėjimą ir daugiau laisvės judesyje ir netgi labai dažnai iki pat gimdymo galima iš tiesų lankyti vandens treniruotės nėščiosioms. Lygiai taip pat ir vaikščiojimas yra paprastas, bet labai veiksmingas būdas išlikti aktyviai. Jis gerina kraujotaką, palaiko nuotaiką ir padeda reguliuoti energijos lygį. Kartais net 20-30 minučių sąmoningo pasivaikščiojimo duoda daugiau naudos negu intensyvi kažkokia tai treniruotė. Stacionarus dviratis leidžia palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemą, kartu sumažinti griuvimo riziką. Tai kodėl būtent stacionarus dviratis, ar ne? Svarbu paminėti tai, ne paprastas dviratis, kur išvažiuojame ir važinėjamės mieste, gamtoje ir panašiai, o stacionarus dviratis, nes mes nenorime griūti, turėti jokios rizikos griuvimo. Na ir mažo intensyvumo aerobika, dar praleidau, atsiprašau, laiptelių ar elipsiniai treniruokliai, irgi lygiai taip pat yra saugu. Mažo intensyvumo aerobika padeda palaikyti širdies ritmą saugioje zonoje. Čia svarbu judėti ritmingai, bet be šuolių ir staigių krypties pokyčių kažkokių tai, ar ne, sukinių, ar persisukimų kažkokių tai kūno ir panašiai. Ir kuo mažiau šuoliukų, ar ne? Ir jėgos pratimai, tai šie pratimai, kai jie yra švelnus, kartu su kažkokiu svoriu ypatingai padeda palaikyti raumenis, kurie yra ypač svarbus nėštumo metu, tai kaip pavyzdžiui nugara, klubų raumenis ar kojų raumenis. Tikslas čia nėra sustiprėti, stiprintis, ar ne, o palaikyti kūną, kad kasdieniai judesiai būtų tiesiog lengvesni. Tai dar kartą parodysiu, kaip aš pati irgi sportuoju, tai su svoriais pritupimai, su kamuoliu galima, ar ne, kaip matot vidurinėme. Ir ant ėjimo takelio, kai oras blogas, kai geras oras, tai tikrai galima išeiti. Pilna yra visokių įdomių pažintinių takų. Na ir judame ties tuo, kas nerekomenduojama nėštumo metu. Šie pratimai nėra blogi kažkokie ar panašiai, jie tiesiog nėra tinkamiausi nėštumo metu, nes didina spaudimo pilvo sienai, dubens dugnai, reikalauja didelio stabilumo, kurio kūnas šiuo metu natūraliai tiesiog neturi. Ir nėštumo metu mums svarbiau palaikyti kūną, ar ne, o ne jį testuoti. Tai nerekomenduojama yra prisitraukimai, atsispaudimai, jokiais būdais mes negalime, nes tai kenks ir mūsų kūdikiui, plankai arba lentos, pilvo preso, crunch tipo pratimai, tiesioginiai pilvo raumenų pratimai, tai čia tas pats realiai, ar ne, crunch ar tiesioginiai pilvo raumenų, sukamieji judesiai, tai kartojau, tai sakiau, ar ne, sunkus kompleksiniai kažkokie pratimai. Ir svarbiausia, nesportuoti iki visiško išsekimo. Čia yra turbūt numeris 1 taisyklė, ar ne, nepamirštam. Sportuojame iki tol, kol dar galime šnekėti, bet dainuoti jau ne, ir žiūrime apie 60-70% savo širdies intensyvumo ritmo. Ir taip pat labai svarbu vengti šuolių ir staigių krypties keitimų, pratimų, kur yra didelė griuvimo rizika, tai labai daug visokių sportų, pavyzdžiui, slidinėjimas, snowboardinimas, ice skatinimas, ar ne, ant ledo čiuožimas, vandens irgi sportai, netgi sakyčiau, banglenčių sportai ir panašiai, stengtis vengti visų šitų ir lygiai taip pat ir kontaktinio sporto, tai tarkim boksas, ar ten, kur kartu su partneriu kažką turite daryti, kur gali būti rizika susitrenkti, atsitrenkti ir kažkokią traumą pajausti.
Bei lygiai taip pat sulaikyto kvėpavimo pratimų. Tai neužlaikyti kvėpavimo, pavyzdžiui, giliai baseine nenardyti, ar nebūtinai baseine, vandens telkinyje, ar ne? Atsiprašau. Taigi, keliaukime tuomet į trumpą praktinį užsiėmimą. Taigi šiandienos praktikos užsiėmimas yra būtent skirtas mūsų dubens dugnui. Tai įsipatogink, gali sėdėti taip kaip aš, gali atsisėsti ant sofos su suglaustomis kojomis ar ant lovos, gali stovėti, gali sėdėti ant kėdės, ten, kur tau patogu, lygiai taip pat gali ir atsigulti ant nugaros. Svarbiausia yra, jog mūsų stuburas išliktų tiesus, pečiai nuleisti. Ir antra pagrindinė taisyklė, darant dubens dugno pratimus, yra natūraliai nuolatos kvėpuoti. Tai nesustabdome kvėpavimo, visuomet kvėpuojame, įkvepiame per nosį, iškvepiame per burną, neužlaikome niekur kvėpavimo. Taigi, darysime skirtingus dubens dugno pratimus. Iš pradžių pereisime per tai, kad suvokti, kaip tas dubens dugnas išvis pas mus veikia, ar ne, ir kurioje vietoje yra jisai. Ir tuomet dar ir parodysiu ir funkcinius pratimus, kaip treniruoti dubens dugną, atliekant tam tikrus fizinius pratimus, prie kurių mes esame pripratę. Tai visų pirma, pradėkime nuo to, kurioje vietoje yra tas dubens dugnas ir kaip jį pajausti. Tai, kaip aš sakau, įsivaizduokime dabar, jog šioje dalyje prie lytinių organų mes esame nulinėme aukšte lifto, arba pirmajame aukšte. Ir dabar mes norime staigiai pakilti į 10 aukštą. Tai būtent tie raumenys, kuriuos aš sutraukiu, tai ir yra dubens dugnas. Greitai pakylant liftui aukštyn ir nusileidžiant žemyn. Kitas variantas, kaip suprasti, kurie yra dubens dugno raumenys, tai yra, įsivaizduok, jog nori šiuo metu keliauti į tualetą, ar ne, nori šlapintis ir įsivaizduok, jog tau reikia tą šlapimą dabar sulaikyti, ar ne, neleisti jam pratekėti. Tai kurie, pajauskime, kurie būtent tie raumenys yra, kurie padeda tą šlapimą mums sulaikyti. Tai būtent tie raumenys ir yra dubens dugno raumenys. Taigi, kviečiu įsipatoginti dar kartelį, ramiai pradedam kvėpuoti, įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną, kartojame dar kartelį, įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną, dar kartą įkvepiam per nosį, nepamirštam, kad įkvepiam per pilvą, šonkaulius, krūtinę, tą, ką treniravomės pirmame seminare. Ir iškvepiam krūtinę, šonkauliai, pilvas. Ir dar 2 kartus įkvepiam pilvas, šonkauliai, krūtinę. Iškvepiam krūtinę, šonkauliai, pilvas. Ir paskutinį kartą įkvepiam ir iškvepiam. Jeigu nori, gali užmerkti akis, jeigu jautiesi saugiai ir patogiai. Visas fokusas dabar bus į mūsų dubens dugną. Darysime 3 skirtingus pratimus ir juos tikrai galima daryti bet kokioje padėtyje, svarbiausia išlaikant tiesią nugarą ir tikrai galima būti užsimerkus, nebent stovite, ar ne? Bet jeigu jaučiate saugiai, esate saugioje padėtyje, tai tikrai galite laisvai užsimerkti. Na ir pirmasis pratimas yra labai paprastas, mes tiesiog įtrauksim ir atpalaiduosim dubens dugną. Darysime 8 kartus, ar ne? Tai visos kartu pasiruošiam ir įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu,
atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju, įtraukiu, atpalaiduoju ir įtraukiu, atpalaiduoju. Puikiai, šaunuolės, kartosime dar kartą lygiai tokiu pačiu tempu, ramiai įtraukiant ir atpalaiduojant. Nepamirštame natūraliai, ramiai kvėpuoti. Ir visos kartu įtraukiu, atpalaiduoju, 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 paskutinis įtraukiu, atpalaiduoju. Nuostabiai. Keliausime prie antro būdo, kaip galime treniruoti savo dubens dugną. Tai yra šiek tiek greitesnis būdas, darysime žymiai greičiau įtraukimus ir atpalaidavimus. Kai įtraukiame, bus skaičius 1, kai atpalaiduosime, bus skaičius 2. Tai skaičiuosiu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Žymiai greitesnis ir judresnis, ar ne? Pats judesys, tai raumuo dubens dugno turi įsitraukti ir atsipalaiduoti žymiai greičiau. Pabandykime vėlgi, nepamirštam. Nugara tiesi, pečiai atpalaiduoti, veidas atpalaiduotas, natūraliai ramiai kvėpuojam. Pasiruošiam ir įtraukiu, atpalaiduoju. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ir 1, 2. Super, šaunuolės, kartosime dar kartelį. Lygiai tokiu pačiu tempu, lygiai tokiu pačiu greičiu. Pasiruošiam ir įtraukiu, atpalaiduoju. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ir 1, 2. Šaunuolės. Tikiuosi, kad jau supratot, pajautėt, žinot, apie kurį raumenį šneku. Tikrai sudėtinga parodyti jį yra, kadangi jis yra mūsų viduje ir nesimato, kad ir kaip mes sutraukinėjam, įtraukinėjam, atpalaiduojam, jo nesimato. Bet tas yra smagiausia, kad būtent šitus pratimus jūs galite daryti bet kur, jūs galite daryti juos namuose, būdamos vienos, galite daryti sporto salėje, galite daryti darbe, sėdėdamos prie kompiuterio, galite daryti vairuodamos, skrisdamos lėktuvu ir panašiai. Tai visiškai yra normalu, svarbu turėti tik tai savo erdvę, ramybę, tiesią nugarą, kur ramiai galite tiesiog skirti porą minučių būtent dubens dugnui. Na ir keliaukime ties trečiu pratimu. Tai yra, bandysime pakelti tą liftą, ar ne, apie kurį šnekėjau pačioje pradžioje. Tai kilsime į 10 aukštą, įtrauksime dubens dugną ir nusileisime iki 5 aukšto, truputuką paleidžiam, sulaikom ir paleidžiame pilnai. Tai čia jau yra treniravimas būtent to sulaikymo, ar ne? Ne vien tik tai mes norime, kad susispazmuotų, susitrauktų raumuo, mes norime gebėti jį valdyti. Tai įtrauksime dar kartą pilnai, truputį atpalaiduosim, sulaikysim ir pilnai paleisim. Pasiruošusios, nepamirškime, vėl kvėpuojame natūraliai, ramiai, per nosį įkvepiam, per burną iškvepiam. Taigi bandom. Įtraukiam, truputį paleidžiam, pilnai paleidžiam. Įtraukiam, truputuką paleidžiam, pilnai paleidžiam. Įtraukiu, paleidžiu pusę, paleidžiu pilnai. 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 Paskutinis įtraukiu, paleidžiu pusę, paleidžiu pilnai. Super.
Šaunuolis. Darysime dar kartelį. Jeigu norisi atsigerti, galite atsigerti kažko, galite pakeisti padėtį, jeigu nepatogu, galite pasibandyti iš tiesų kitoje pozicijoje, jeigu sėdėjot, galite atsigulti arba atvirkščiai. Na ką, ir mėginame dar kartelį, būtent šitą, su pusę paleidimo. Taigi, įtraukiu, paleidžiu pusę, paleidžiu pilnai. 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 Paskutinis, įtraukiu, paleidžiu pusę, paleidžiu pilnai. Šaunuolis. Nuostabiai. Keliaukime prie dviejų populiariausių, sakyčiau, sporto pratimų funkcinių, kur galime sukombinuoti sporto pratimą kartu su dubens dugnu. Ir šitie du pratimai, labai svarbu man paminėti, kad juos galima atlikti tiek vaisingumo, tiek nėštumo, bet kuriame trimestre, tiek po gimdymo laikotarpiu. Tai jie tikrai tinka, galbūt kartais reikia pasimodifikuoti, galbūt mažiau gali atlikti tam tikrais laikotarpiais ar ne, bet jie yra saugus, vieni iš saugiausių pratimų būtent judėjimui ir sportui. Tai pirmasis yra tikrai girdėtas, vadinamas bird dog pratimas, kuomet mes esame ant 4, tai rankos pečių plotyje, keliai lygiai taip pat, pečių plotyje. Ir ką mes darysime, pats pratimas, kaip atrodo iš savęs, keliu koją atgal, keliu priešingą ranką į priekį, ar ne? Ir sugrįžtu. Lygiai taip pat keičiame kitą ranką ir kitą koją, sugrįžtu. Taigi labai paprastai keliasi ranka, keliasi koja ir keičiame į kitą pusę. Dabar kada įtraukti dubens dugną? Tai iš čia nepamirštame, nugara išlieka tiesi, nei išlenkta ar ne, nei suriesta, nugara yra tiesi, mes patogiai ant 4 ir natūraliai ramiai kvėpuojame per nosį ir burną. Ir tuomet, kada keliame ranką ir koją, įsitraukia mūsų dubens dugnas, tuomet, kada pastatome, dubens dugną atpalaiduojam. Kuomet viskas keliasi, įtraukiu dubens dugną, kuomet pastatau, atpalaiduoju. Kai keliu, įtraukiu, kai pastatau, atpalaiduoju. Keliu, įtraukiu, pastatau, atpalaiduoju. Keliu, įtraukiu, pastatau, atpalaiduoju. Keliu, įtraukiu, pastatau, atpalaiduoju. Keliu, įtraukiu, pastatau, atpalaiduoju. Paskutinis, keliu, įtraukiu, pastatau, atpalaiduoju. Na, ir antrasis mūsų pratimas. Tai yra skvotsai arba pritupimai, ar ne? Juos galima daryti ir su svoriais, ir su štangute. Labai priklauso nuo jūsų sporto lygio, kiek sportavote, ar šiuo metu laukitės, ar esate vaisingumo kelionėje, ar po gimdymo ir panašiai. Bet pats paprasčiausias pritupimas, kai kojos yra plačiau negu mūsų pečiai, ar ne? Tūpsimės stumdami dubenį atgal, išlaikydami tiesią nugarą, reiškia, iš čia aš stumiu dubenį atgal, sėduosi, sulenkiu kojas ir keliuosi į viršų. Kuomet įtraukti dubens dugną? Dubens dugnas išsitraukia viso pratimo metu, tik tuomet atsipalaiduoja, kai sugrįžtame į viršų. Taigi, įtraukiu dubens dugną, vis dar laikau įtraukus, pilnai atpalaiduoju. Įtraukiam ir tik dabar atpalaiduojam.
įtraukiu, laikau ir atpalaiduoju. Įtraukiu sėduosi, pakylu, atsipalaiduoju. Įtraukiu sėduosi, kylu ir tik dabar atsipalaiduoju. Ir paskutinis. Įtraukiu sėduosi, pakylu ir atsipalaiduoju. Na štai, padarėme keletą pratimų, dubens dugno. Kviečiu sugrįžti ir užbaigti mūsų video seminarą. Taigi, sveikos sugrįžusios po mūsų praktinio užsiėmimo. Užbaigime šiandienos seminarą. Noriu palikti tave su viena labai svarbia mintimi šiandien. Tai judėjimas nėštumo metu nėra apie svorio metimą. Jis nėra apie kūno keitimą, formavimą ar kažkokią kontrolę. Nėštumo metu judėjimas yra apie palaikymą. Tai yra rūpestis savimi ir savo kūdikiu, be jokio spaudimo, su labai didelė meile. Tai yra apie tai, kad padėtum kūnui prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos aptarėme, ar ne? Apie tai, kad sukurtum daugiau erdvės kvėpavimui, judesiui, saugumui. Apie tai, kad jaustumėsi pati stabilesnė, ramesnė ir labiau pasitikinti savimi. Tai judėjimas, nepamirškim, kad yra ir pasiruošimas būtent gimdymui, ne per jėgą, o per pasitikėjimą, ar ne? Ir tai yra investicija ne tik į tavo fizinę savijautą, bet ir į emocinę būseną. Į tai, kaip jausiesi šiame laikotarpyje ir būtent po jo. Ir tikrai noriu būti atvira tau ir pasakyti, kad man ir pačiai irgi yra dienų, kai visai nesinori judėti. Ir tomis dienomis aš tikrai leidžiu savo ilsėtis, nes nereikia per prievartą save spausti. Bet būna ir tokių dienų, kai reikia labai švelniai savo priminti, kad sportas yra sveika, kad tai yra naudinga, tą, ką šnekėjome pačioje pradžioje seminaro, kur minėjau. Tada aš iš tiesų pagalvoju apie savo vaikelį ir pagalvoju apie tai, kokią naudą aš jam suteiksiu dabar pasportavusi. Tai apie tai, kad judėdama aš padedu jam gauti daugiau deguonies, daugiau maistinių medžiagų, kad mano kūnas išskiria daugiau raminančių, palaikančių, laimės hormonų. Apie tai, kad judėjimas padeda mums abiems geriau miegoti, geriau jaustis ir kurti ramesnę aplinką tiesiog mano vaikelio augimui. Ir tada būtent tas sportas, tas atsikėlimas nuo sofos, nuo lovos, nuo kėdės, bet kur, nuėjimas į sporto salę ir tiesiog pasitiesimas kilimėlio namuose nebeatrodo kaip kažkokia pareiga. Jis tampa maža, tokia švelnia dovana man, mano kūnui ir svarbiausia mano kūdikiui. Tai, kaip sakau, jeigu dar sunku prisiversti dėl savęs, tai gali padaryti dėl savo kūdikio. Tai kaip ir tokia mintimi norėčiau užbaigti šiandien ir ačiū už dėmesį, ačiū, kad prisijungiai ir dar kartelį pasikartosiu, jeigu turėtum klausimų, kviečiu prisijungti prie Nest Fertility kanalo ir susisiekti su manimi asmeninę žinutę. Tai nuskanavusi šį QR kodą rasi mane Instagrame ir iki susitikimo kitose seminaruose ir gražaus laukimo tau.